Aukštas kraujospūdis, vidurių užkietėjimas, panikos atakos, nerimas, prastas miegas. Visa tai gali būti tiesiog magnio trūkumo simptomai. Skaičiuojama, kad prieš 100 metų gyvenę žmonės, kiek gaudavo, sakykime, magnio, dabar mes tebeturim 10% to. Tie produktai, kurie kelia gliukozės kiekį kraujyje. Cukrus, miltai, grūdai, makaronai, duona, saldumynai. Ypatingai už tai, kad magnis reikalingas gliukozei metabolizuoti. Yra magnio rūšių, kurios labai stipriai gerina miego kokybę. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu magnio glicinatą. Jeigu žmogus skundžiasi, kad prastas yra miegas, tai labai gerai pagerina, lengva užmigti, neatsibunda vidury nakties, miego paties kokybė yra geresnė. Teoriškai taip, praktiškai sunkiai, nes reikia ne tik tai valgyti produktus, kuriuose yra daug magnio, bet reikia ir nevalgyti tų produktų, kurie labai išeikvoja magnį, o čia jau yra sunku.